97,8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems. Nu, sveika, hebrytė, po vasaros. Labą. Stariau. Šiauliai šviečia. Ir kaip Vitalka sako, gal išsimokam savo premijas iš pradžių. Čia už saulę neužgėsa. Premijas čia bus kaip šonkauliukai. Ne, žinokit, šiandien turėsim mes taip, gal ne visai karališkai, bet panašiai. Turėsim 3 rūšių, 3 marinatų sprandinės kepsnius. Tai viskas, kokias premijas, tai čia iš vis. Aš jau taip pasistengiau, žinokit. Jau apdovanoti. Bet žinokit, reikia greitai liekti ten prie tos talšovkės, nes gultukus nugultai, o jėzau, kaip saulė šviečia. O tarp kitko prie sprandinės bus ir troškintų daržovių šiek tiek. A ten ant tų gultukų dviese galim tilpti, ar ne? Laisvai, į 3 galim. 2 aukštais, Arūnai, 2 aukštais. 2 aukštais tai ir ant lentynos tilpų. Ne, Arūnai, tu nesupratai 3 variantą. 3? 2 aukštais. Jo. Daržovikės ant betono šviežias dabar išdėliojam, kadangi šiauliai šviečia, tai įsitroškinsim saulikę. Iškeps. O tai, Audrivo, kieno sprandinės naudojai? Ta prasme? Kieno sprandinukės? Ai, tu čia nori, kad košerinis būtų, ne? Nežinok, nekalbėjom maldos ten nuleidinėdami kraują. Ne, tai sprandinių būna visokių, gali būti kiaulienos, gali būti kokia nors... Nežinok, kai Maksimoje ateini pirkti tą sprandinę, neaišku, kaip ten tas kraujas nuleidinėts. Ar su malda, be maldos? Greituoju būdu. Gražus buvo bėris, bet dabar kaip jautieną pardaviniai. Tai siūlau pradėti nuo gerų naujienų. Vis tiek šventė, premijas išsimokėsim. Vasara atėjo, gera naujiena. Vasara atėjo. Pagaliau. Ir mes sveikinam visi, Julio nebus kompanija, sveikin Almyrą Girdenienę. Valerijono vadovė. Sveikinam. Jai suteiktas miesto garbės pilietės vardas. Čia panašiai kaip šventosios, žinai, iš po kryžiaus tokių žygių, taip toliau. Tai žinai, tave padaužo, pakankino, sakam, dabar būsi garbės pilietė. O dabar šventoji. Garbingai smūgius atlaikiai, dabar gali būti garbės pilietė. Atėmėm iš tavęs ten tą tašką poliklinikoje centriniai. Neparklupai ar ne, neparklupai, nepasidavai. Dar vis gyveni. Dabar apdovanojam. Prizai studija. Pasakas su laiminga pabaiga. Bet iš tikrųjų verta. Žinai, Arūnai, ne, kad verta, tai čia mes dar pakalbėsim, bet žinai, dažniausiai visi griežnikai pradeda savo nuodėmės, žinai, kada pradeda savo nuodėmės? Šventą Petrą. Ne, kai jau jauč galvą artėjantį. Tai jau beveik kaip prie vartų prieini. Tai čia aš kažkaip man keista, žinai, toks tas Valerijonas, čia tokie nusidėjėliai, banditai, kad negali, žinai, čia netgi nuo žemės to mokesčio jų atleisti negali. Man irgi yra taip gyvenime buvo, jau atėjau prie Šventą Petrą, žinai, jau per vartus, ten kodinė spina, žinai. Tai sakau, koks pin kodas? Sako, tai jeigu nežinai, eik atgal. Ne, tau buvo prieš tai pasakė, bet kuldai, jei tu pamiršai. Tai va, jeigu jau susiruošia, tai žinokit, pin kodą reikia ir ten. Jau kai eisi, jau konkrečiai žinok. O jeigu nenori ten patekti, tai apsimes, kad nežinai. O tai tą jau šviesą tą praėjinę ten tunelę galę, kur... Niekur aš neėjau, jau tiesiai. Su reikalais intervalai. Jis ėjo užsimerkęs, kad nieko nematyt aplinkui. Jo, kaip Vitalka sakė, ėjau interviu paimti. Vardant tų Šiaulių. Tai va, tai dar kartą sveikinam Almyrą. O dabar jau ir visai rimtai iš tikrųjų sveikinam, nes nusipelnė, tikrai nusipelnė ir tokių tradicijų, tokią vaistinę iš tikrųjų bet kuriam miestui yra garbė turėti. Istorinė. Taip. Ir dabar netgi girdėjau asociacijai priklauso Europos Sąjungos 155 metai vaistiniai. Taip. Tai kai sakant, ne per ilgai gyvena. Tai čia merų taip atrodė, kad per ilgai ar ne. Bet nusprendė, kaip ten sako, pasipurtyti, ar ne, auksinis savinėlis.
ką manot, va čia mes to Ešarų pakalniai džiaugiamės, pavyzdžiui, Karibai yra. Žinau, ten, kur žydras vandenėlis, vandenino, ten jūra. Paveiksliukose matėm. Karibų piratai. Jo, Karibų piratai. Ir Karibų valstybės, dabar, žinai, ten 5 yra tokias, kur saka, jeigu tu nusiperki namą Karibuose, tau duodam pasą, duodam vizas į Šengeną, į Europos Sąjungą, į Britaniją vizas tau garantuotas, ta prasme. Tik tu pirk namą. Namo kainas prasideda nuo 170 000 eurų. Tai nebrangiai. Kas tas čia tie? Tai Šiauliuose brangiau. Tu jo aišku. Tai faktiškai Šiauliuose, aišku, būtų jau nusipirkė jau labai jau, sakykime, mandrą, bet jau namą nuperkė už tokią kainą. Tai čia apie namą yra kalba, tai? Tai Šiauliuose namą nuperkė, bet Palangoj tu namą už tiek net nenupirksi. Tai aš ką norėjau sakyti, Hebra, gal perkam, pasidarom grafiką, kada ten kas skrenda. Labai brangus bilietai, žinokit, aš jau pažiūrėjau. Labai, blemba, žinokit, labai jų akcijų su persėdimais 2-3 reiks skristi, mažiausiai 1,5 štukelės ten bilietėlė. Bet jeigu, pavyzdžiui, 1,5 mėnesį kokie skrendi pabūtę, tai Audrus ir siūla, susimeskim visi. Ir visi nusiperkam vieną namą, tai 170 000 čia ant visų. Ne karvė kainuoja. Tai liks dar ir bilietam tada. Busim VIP klientai, avialinijų kas 10 gausim halevinį skridimą. Tai reiškia, aš tada skrisiu tą kas 10 kartą. Bet saulė šviečia, vanduo žydras, maragdinis. Ir svarbiausia, kad supranti, kad tenai nėra nei vasaros, nei rudens, nei žiemos, yra ištisus metus klimatas. Bet ten yra problema. Ir galėtų Julio Hebrytė savo iš ten transliuoti. Nereikėtų čia gultukų tų šildyti. Tai dėl ko aš kalbu, nes Julio paskambina, sako, Hebra, jum neįdomu. Labai įdomu. Jam sandėliuką reikia. Jam reikia, sako, man sandėlį reikia laikyti milteliam skalbimą. Kol mūsų nebus maža, ką, tegu Karibais. Marina sakė, augins su Oregonu. Su Karibais ten viskas normaliai, bet reikia gerą kulkosvaidį turėti. Bet gal ten kokiai saloj tau įprostins tą namą, o ten jokios infrastruktūros, tau duos visus Šengenus, o tu ten valtės neturėsi nuplaukti. Tai valtė, tai jau, kaip sakas, plaustukas susikalsi ir galėsi plaukti. O kokias tau ten infrastruktūrą reikia? Vanduo gers ir maudykis. Šilta. Taip. Bananai jau kokie nors Tai įlipsi, nusiskinsi ten tą bananą, jis jau gyveni atsipūtas. Kiek ilgi tą bananą valgysi, sakysi, jau atsipūtas. Kiek ilgai? Be sprandinės mes žuvę. O, žuvies dar gali. Tai reikia įtvarginti tos sprandinės. Krabų, einam krabų, ten krabų daug, krabų einam valgyti. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada ištikimiems. Tai mes nusprendėme tos Karibus, ne, vis dėlto tą namą pirkti. Aišku, kad tai šilta. Į Sankycą važiuojam. Bet ten yra viena problema, Hebra, jeigu rimtai šnekam. Tai ten duotau pasą, jeigu tu nusiperki namą, pavyzdžiui, kokią Dominiką, ne, ten ar kas ten. Dominiką negali keliauti. Barbuda ten kažkokia. Su Dominika gali keliauti. Antigva, žinai, ten. Bet supranti, tai, o kaip yra, pagal tas įstatymus tu turi atsisakyti Lietuvos pilietybės, aš tai jau nenoriu. Čia ne kažis dvigubą dublę nepadarysi. Jo, su Lietuva, nebent kaip nors paslapčiom ten. Ne, arba tada eini pas prezidentą, aukštą tą mūsų. Ne, tu įsivaizduok, Arūnai, tu turi lagaminėlį, žinai, kaip Džeimsas atsidarai ir išsitraukia ten tos pasus, kiek ten tu jų turi. Kokiu reikia? Tu sakai, kokios pilietybės tau reikia? Tu žinot, kad Amerika, ne, jeigu tu esi Amerikos pilietis ir, buvai kažkada Lietuvos pilietis, neinformuoja Lietuvos. Ta prasme, nieks nepraneša. Kad jau nebe pilietis esi. Ne, kad jeigu tu tapai Amerikos piliečių, turi Lietuvos pasą, amerikonai nepraneša Lietuvai. Jie nusispjauta. Tai gali, važiuoja į Lietuvą įsitraukti lietuvišką, važiuoja į Ameriką įsitraukti amerikonišką. Tu čia nesąmonė. Tai Karibai tikrai nepraneš Lietuvai. Tai aišku, čia faktas. Aš jums sakau, Hebra, kad turim varkių, reikalų turim. Ir supranti, ten turbūt ir pajamų deklaruoti nereikia, iš ko tu perki tą namą. Tau sakau, yra schema, iš karto sakau, schemą turim gerą. Nei tau pajamų deklaruoti, iš kur perki, nei iš ko pragyvensi tau deklaruoti, nieko nereikia. Vienu žodžiu, Sodros įsiregistruoja, kad Lietuvoje dirbi Sankycė ir viskas.
Ir nuotoliu rašai savo straipsniukus į Karibuose gyventi. Nesukim galvos, mes turim Julio. Viskas tvarkys. Viskas, jeigu bus problemų. Tai jis jau ir apžiūrėjo, ten jau siūlo investuoti. Apsiforminį komandiruotę, tai ką, tai jamą mes tą dieną namiką kokį nors, ne? Jamą. Nebrangu. Kas tas 170? Gal nuomą užsimsi mane nuotoliu? Bet kas su sienom būtų? Ne, aišku, ne iš palmės. Ne, svarbiausia stoks. O tas sienas jau ir pats pastarysim. Ne iš krabo, netų griaučių pastatyta. Hamaks ir palmių lapija. Bet tai ten karšta, Lietuvai irgi buvo karšta politinė vasara. Ai, čia kur Jolanta buvo prisidėjus, ne? Lapija. Jo, kartamai. Tai buvo karšta politinė vasara. Oi, žiauriai. Čia užsiminiau apie prezidentą, tai prezidentūra, kai dėja džiazą tokie, man net tie plaukai likę pasistoja. Gerai, kad nenuslinko. Supranti, saka, tu, Ženė, Eugenijų, tu esi sena politinė šiukšlė, tu ne politinė. Bet ne prezidentas nemaišyk, bet jis pritarė, jisai sakė Jansson. Jisai sakė, mes apie tai kalbėjom. Tai va, jie ten pakalbėjo, Jansson. Tai viens įgarsino. Arūnai, čia ryškiai Hebra vakare darė buteliuką ir Jansson dar pašnekėjo. Dar prisimena apie ką kalbėjo. Ant šiukšlės smiga turbūt tas augas. Ne, bet prisimė tai, kur smėgo ir prisiminė iš ryto. O Jansons turi patirties, supranti, ir matyti, jisai, žinai, rytą atsikėlė, galvoj, blemba, gerai pasėdėjo. Ne, matyti Jansson su Tomkom, tu supranti, kokiu reikalų gyvenimą prasukė yra. Taip. Kiek tu ten prasukė yra? Jam ta šiukšlė. Man labiausiai patinka, žinok, to žmogaus tembras. Oi, kaip čia tik. Frederika Janssoną, patarėja prezidentą. Jis taip kartai šnektai, balsas toks kaip pro dantračius toks praeina. Toks geras, galėtų būti tardyt galėtų, ar ne? NKVD koks. Mes vienodai saugimą. Jūs ką, Hebra? Tai va. Tai paskui prezidentas ten kažkaip čia visai netaip seniai trepkojėlę padarė. Saka, jeigu čia yra mėginims kištis į politinius procesus teisėtvarkos, duokit man tik bet kokius įrodymus, lieks galva, sakė. Čia padarė trepkojėlę. Man, pavyzdžiui, abejonių nėra, ką kišas teisėtvarkai. Tiesą sakant, aš irgi taip, žinai, tokie blizgančiai to Tapino ir Černiausko tyrimai, žinai, su tokia medžiaga, kur kas pro kokią sieną pravažiavo. Taip, greitai. Kokioj muitiniai, ne Lietuvoj, muitiniai ten, žinai. Kur ką nusipirka. Ir buvo sustabdyti prieš kiek metų, žinai. Ne archyvus jie kaip turi, ne, jie iškart gauna tiesioginį pranešimą. Muitinė praneša. Trečiųjų šalių muitinėse sustabdyti žmonės ir duomenys jie gauna. Ir kaip jie duomenų bazės gauna, ne? O aš norėčiau blemą. Kodėl mes negaunam niekur? Mes irgi esam žiniasklaida, ne? Nieks neduoda, nesinčia. Galiu prisipažįstu, elektroninio pašto negaunu. Aš, pavyzdžiui, norėčiau irgi sužinoti apie kokį nors ten vietoj. Pavyzdžiui, ką mūsų mers veikia, pavyzdžiui, prieš 30 metų. Ne, prie neįdomu. Ne, kaip tik įdomu. Supratau, čia kažką praleidus. Pavyzdžiui, apie jo tarnavimą tarybinį armijai. Ai, čia šitas, supratau. Bet čia archyvai. Ir kas ten bus įdomaus? Tarnavo, tai tarnavo. Palauk, yra ten reikalų, nebijau. Ne, mes... Tai aišku, tarnauti tai yra. Bet vadinasi, kaip tarnaut gali. Taip tarnaut gali ir taip tarnaut gali. Mes tų archyvų negausim. Ar rimtai? Vienu žodžiu, ne jūs esate. Yra tokia linksma žinia, kurią aptarinėjai visi. Į aplinkos ministras siūloma Saulytė. Oi, tai čia kaip pats geriausias ministras. O jūs prisimenat, kur anksčiau yra dirbęs? Taigi čia mūsų... Svarbu pavardė, Saulytė. Mamoj Maksimo išvietė, mamoj Maksimo išvietė. O viceministrų Menulis. Taigi ne, tai daug kur dirba, bet tai čia esmė, tai yra viešųjų ryšių specialistė. Baigit, Hebra. Nors kartą normalus žmogus į ministro vietą atsisės. Bent komunikuot mokės, bent jau komunikuot mokės. Bet jūs įvertinkit, žmogus atsistoja tiesiai šviesiai pasakė, pavyzdžiui, jau aš iš karto. Aš esu ne specialistė tos srities, bet aš gerai išmanau, kaip reikia administruoti, valdyti, kaip reikia susirinkti komandą, visą kitą. Super. Aš tai turiu tokį įtarimą, kad prezidentui Saulytė netiks ir jam reiks Menuliuką.
Nu, o jeigu taip Saulytė su mėnuliuku bus? Saulė vyrė, mėnesėlis kepė. Bet jūs negalvojate, kad Remyga biški turi, problemų? Turi problemų. Mes seniai tą galvojom. Ir nebiški. Mes seniai galvojom, kad turi. Bet pasiremyčia tokios, Gal reikia su juo pasikalbėti? Kažkaip pastyvo. Ingrida, iš kokios ryties tu nustatė, kad jis problemų turi? Nesibaigiančios. Palauk, gal mes nežinom dar čia tos ryties, tu įvardinki garsiai. Ne, aš apie politinę turiu plotmę. Suprantate, tai Remigijaus ir pavardė yra dažniausiai nepilna čia garsinama. Jo pavardė yra Remigijus Žemaitaitis problema. Nes Remigijus problema Žemaitaitis. Arba taip. Einam į pavalgytų skanių sprendinių. Ne, čia žinokit, hebra, yra Remigijaus problema Žemaitaitis. Kada pats savo priešas. Einam problema, taip ispaniškai skamba. Iškepė daržovės jau ant Jau Saulytė pakilo, ten, taip sakant, kopdamas. Sviestą būdina. Bet svietą nesikėlė. Svietą nesikėlė. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada jauniems. Nu tai ką? Tai bet įsivaizduoju, Arūnai, kaip fainai šitos Saulytės vyrui, pavyzdžiui, ne, rytą ateini, sakai, labas, Saulytė. Nu, čia jeigu yra tas vyras, ta prasme. Tai, kažkoks yra vis tiek. Gali įrašą paleisti, jeigu nėra. Tai įras. Nesakykit, gražiai pavardėti, tai... Gražiai. Prezidencija prames tikrai, beveik duodu galvą. Per kurį petį? Čia nebesvarbu. Bet tai blemba, iš tikrųjų realiausias ir normaliausias iš tikrųjų žmogus. O žinai dėl ko prezidentas prames? Šiaip iš principo. Ne, dėl to, kad žmona jam neleis. Žmonai. Čia su žmona. Pas tavę Saulytė gali būti tik viena. Dviejų saulių nebūna. Pavyzdžiui, Remigijaus geriausia pusė kokia yra. Jo žmona, aišku. Jo žmona Šiaulietė. Čia jo geriausia yra. Čia pati geriausia jo gyvenimo dalis. Šviečia irgi jam, kaip sakyti. Bet tas iš arenos niekaip nesugebi išeiti. Nuo rampų šviesos jam patinka. Remiga išėjo žemės ūkio tą ministrą, tą savo paskirtą ten tą. Noriciosios pasipaidė. Hofmaną. Jis sako, Hofmanai, tu nesusitvarkai. Už taigi gerai žmogus, nuo Šėduvos. Čia visi, kas link Šiaulių, arčiau visi jie. Visi normalūs. Sako, blogai, sako Hofmanai, tavo ministerijoje ponės į ciocės darbo metu plaukus garbanuojas, masažus atlieka. Gražios moteris visada padeda. Sako, bet svarbiausia masažus atlieka ponės. Pedikiūrus, manikiūrus. Čia įdomiai, man tai. Bet nesakyk. Žemaitaičiai, suprantė, tai esmė ta, kad gražus žmogus, atsipalaidavęs žmogus, dirb žymiai geriau negu susikaustęs ir... Palaikau, laiminga moteris, graži. Darbai padaryti, viskas padaryta, koks problemas? Žinai, iš kitos pusės, žiūrėkit, jeigu mes kažkada kalbėjom irgi, kad Seime, tarp kitko laimis buvo, pirtis yra viskas ir kirpykla yra, tai kodėl ministerijose negali dabar moteriškės irgi pasigražinti, ne? Bet jos geriau dirba, graži moteris visada yra. Geriau dirba. Tai aišku, kai tu esi atsipalaidavęs, moteris geriau dirba. Vitalka, išmasažuota moteris, laiminga moteris. Tai faktas. Na, kaip sutvarkyti. Lūpam padažytom, masažų padarytom. Wow, tai kaip sako, bet aš graži moteris, tai ministrą Hofmaną suprantu, bet kokias vyras, va iš karto, pliusai tik pliusai. Tikras vyras apsistatė gražiau moterim, tikrai, čia viskas gerai. Arba tu parinęs Seimo salėje, arba eini parintis į pirtį. Abu variantai neblogi. Ne, Seimo salėje parintis nieko gera, pirtį geriau. Aš tai laukiu, kas Seimo salėje pirms nusirengs nogai, iš politikų. O kas jau nusirėdė? Ne, iš politikų. Nenusirėdė, laukiam nemačiau dar nieko, praleidau vasarą. Čia iš idėjas ar iš kultūros ambasadorius, tas kultūros, kai ten gavęs apdovanojimą. Jo, kažkaip tai man... Tas, už praeitus, LRT šitas... Tai jis nebuvo nusirengęs. Valstybės kūrėjas. Valstybės kūrėjas, bet jis nebuvo išsirengęs. Ne, jo yra karjerai. Jis ten karjerą, bet salėje. Salėje ne. Turėtų sėdėti visi nuogi, nes jie krištoliniai ir nenusidėję.
Nu, tai, ta Hofmaną Žemaitaitės įveiks. Vis tiek aš taip įtariu, jeigu neįveiks, tai liks Remygai tik eilėraštukais tada. Patirties yra. Iš Seimo salės. Jūs, jo. Ne pirmą kartą bylos lipsa, ne? Tai pat ta byla yra. Ne pirmą kartą, jau įpratęs jau. Paskui, jeigu nebus, tai gali jaustis diskomfortą. Pasakė ten apie moteriškės besigarbanuojančias. Kaip čia Vitalijus sakė, Jeruzalės vaiką, ne? Jeigu aš pagaliuką nerasiu, tai eilėraštuką tikrai rasiu. Nemoku mintinai. Nu ką, Chebryte, einam prie rimtesnių reikalų. Iš diktatorių gyvenimą naują rubriką Julio nebus. Pradedam nuo Putino su Xi ar nuo... Nuo Putino, aišku. Nuo Putino. Nu va, tai Putins dabar lankės ten su visais tais diktatoriais Pekinė, žinai, pas Xi, žinai, tam... Blogerštvoje, ne? Nu ir ten su Xi jie aptarė viešai, ten nors sako mikrofoną išjungti, bet matos, ką viešai aptarinėjai, žinai. Amžinybės tą nemirtingumą temą. Nu, jiem tai aktualu labai. Jiem aktualu ir paaiškėja, kad supranti, Putins... Jie būtų nušvitę jau. Jie jau švinta. Ten jau pakilėti. Putin sako, dabar medicina tokia ir organus galim keisti, ten genetika, mutavimai ir visokie. Tai vienas turėjo 140 milijonų, o kitas turi milijardą. Nu tai žinai, organų imkai, ieškok. Gal kalbėjo apie valstybės tarnautojus, nes jie ten organais irgi vadintų žmonės. Organs. Nu tai, žodžiu, Putins ten svajoja apie vos ne amžinybę, tai Xi sakė, 150 užteks mums. Ne, sakė 70, tik vaikai esam. Nu, tik vaikai, jo, tik tai žodžiu. Ta tik mokomės. Nu, tai vienu žodžiu, dar potekstė yra tokia, kad, kai sako Putins ir visi ten kiti tie valdys dar ilgai ir kantriai. Nes jie gal mažiausiai užsibrėžė gyventi po 150 metų. Optimistai. Ne, Putinsgi turi dukrą. Nu, vienu žodžiu, mes jau, kaip sako, senai jau būsim numiriau, jis toliau tebe valdys. Ne, Putinas turi dukrą mokslininkę, kurie jaunystės eleksyroje ieško ir sakė, kad kažkas jau yra tokio. Jo, ten tyrimai atliekami tą kryptim tiek Kinijoje, tiek Ruskinė, žinai, bet... Jie turi ten tą vieną tokį... pusiau balzamuotą, pusiau kažkokią tai išdroštą, kuris irgi ten amžinai gyvena. Džiuvėsi kitur. Dabar išnešė džiuvėsi. Džiuvėsi į kažkokiam remontui džiuvėsi. Ai, reikia atnaujinti biškį. Apie mauzolėjus, ne? Taip. Mes apie tą patį džiuvėsi, kuris guli. Suprantat, bet, žinai, optimistai vaikinai. Nors vakar klausiaus tokio eksperto, dabar visi ekspertai sako, jūs pažiūrėkit, jis sako, prieš kelis metus tai vos be paėję Putins. O dabar sako, šokinėjai Pekinė ten, žinai, Kinijai. Taip. Pakeitė tą antrininką. Gal antrininkas metų mažiau. Ne, dabar jau, kaip sako, iš vaikystės išauga jaunuolį, dabar šokinėjai. Sakė, paskui vilką kojytę, tam Pekinė vilką. Sako, prieš pabaigą žmonės atsigauna. Kaip paskutiniojo, bet čia yra tame tiesos. Nu tai maža ką, dar 70 metų ir baigsis. Ne, taigi Putin sakė, kad mane tos jaunystės išmokino Berlusconis. Sakė, tas labai ieškojo jaunystės tablėtos, bet pažiūrėjau dabar. Baigęs to skalpeliais ten tų visų, žinai, chirurgų. Užstrigo tunelė, ne? Šviesos nesuradęs. Ir vis tiek išėjęs. Viskas, sprendinė Chebrytė, man atrodo, jau gatava. Einam ragauti. Žinok, apdegi daržovės jau ant asfalto. Einam ragauti. ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas RS2. Visada jauniems. Tęsęs Julio, ta rubrika irgi tęsęs iš diktatorių gyvenimą. Aš siūlau į Šiaurės Koreją nebekeliauti ten jau su tuo pajacu. Taip aišku, nes kai viskas ten su juo. Dukra buvo atsivežęs. Mačiau su tokia irgi uniforma tik juoda, panašiai karinė. Diktatorius, tas Šiaurės Korėjos jis nežad matyti gyventi ilgai, jis dabar ruoš dukrą paveldinti postą. Dar sesė yra prieš tai. Ten... Oficialiai vieną, žinai. Jeigu ruoš jau vieną, tai ruoš vieną, dvi nesėdės vieną vietą. Pašnekam, čia mes toli nekeliaujam, apsiribojam Šiauliais dabar.
Mes jau į taip apsiribojame. Miestą mersą Artūras Visockas atrado per Šiaulių naktį Šiaulių bulvare 2 milijonus žmonių. Kur jie? 2 milijonus, aš skaičiau, 2.000.000, tai yra 2 milijonai. Visa Lietuva buvo atvažiavus. Gerai, tai ką čia reikia rūkyti? Manau, buvo paėmęs biškį. Matyti 2 milijonus. Žinai, kai ateini ir, pažiūrėjau, būt, kad iš 1-2 rodos. Čia jau, kaip saka, rodės, ko gera, koks iš 1-20 mažiausiai. Sakau, čia jau neišgėrė, čia jau parūkės. Matyt, gerų tablečių atvežė į Šiaulius. Va. Iš emocijas. Bet reik pasidžiaugti. Kiek Klaipėdos jūros šventėje susirenk žmonių? 1 milijonas. 1,5 lemą kažkur. Bet tai jau čia geriausiai. Mes pranešėm Klaipėdą. Bet mes turim irgi jūrą, Šiaulių jūra yra. Mes dar ir Vilgelmo kanalą turim. Kanalą dar turim. O kur tas yra, atsiprašau, nežinau. Čia jeigu jau nežinai, kai sakant, neišduosi geras vietas. Aš prisipažįstu. Tau parodysiu. Ta kanalą. Miškeliais. Kaip sakoma, pasiruošti. Galėsim pasiplaukyti. Panardyt, ar ne? Oi, tai čia savaime, aišku. Panardyt, svarbiausia gerai neš. Su jas raidžikė. Ir dar Šiaulių gyvenimą irgi mers rašo. Koks yra mano bendraminčių draugų skliaustelėse pats didžiausias pasiekimas? Ir koks? Koks? Įgarsink. Ogi tai, kad jau turbūt pusė miesto pamojuoja vieni kitiems. Kažkaip nemačiau, praleidau kažką. Ta gražią šventę esu praleidus. Supranti, kai mes tų 2 milijonų nematom, mes ir tų mojuojančių irgi nematom. Mes maudrių gal su akiniais dėl to, kad su akiniais. Ingrida, tu kai sėdi ten prie bulvarą, prie langelę, kai tik žmogus, tai tu visiems mojuok, va taip, žinai. Kaip karalienė. Tu eik, Ingrida, bulvaru ir taip pamojuok kazakam, visiems vatėnų uzbekam, tau tikrai atsakys jie. Tau tikrai pamojuos. Tai kad mūčia nereikait, va čia mes galim per langą mojuoti, va čia tiesiai gyvenu. Jie draugiški. Iš kitą langą ir atmojuos. Tikrai atmojuos, patikėkit manim. Bet svarbiausias, žinai, tai aš visą laiką kažkaip galvau, sakau, vis tiek mers turėtų girti, žinai, tenai kokią... Pasiekimai. Centrinę aikštę, žinai, renovuotą, tenai berniuką, tą visą, reiškia, aplinką sutvarkytą, bet pasirodo, kad čia reikia pamojuoti. Ir tai yra didžiausias pasiekimas. Esmė ta, kad visi dabar miestai tie renovuojas, aikštės, daros viską, nieko naujo čia nebepasigirsi. Bet vat, kad mies mojuoja viens kitam. Bet kad maskatuoja vieni kitie mojuoja. Man žuvėdra su koja. Ir į tolį vilioja. Ant tiek gal šiauliečiai tiesiog šiauliečiai įsijungia tą FM-ą tokie. Tokie, kaip sakyti, iš paraidės PM. Jo, ir eina vis šypsas visiems. Čia, girdai, yra tas, kas gyvenu gerai. Ir nesvarbu, kad tu manai. Jau viską nugalėjo, viską mers nugalėjo. Bet yra dar kur stengtis, nes tik pusė miesto mojuoja viens kitam. Kai tu viską padarai, viską renovuoji, viską sutvarkai. Tai ką mes galim tik pasakyti, Artūrai, jeigu per 3 kadencijas pusė miesto įveikiai, tai reikia dar 3 kadencijų, ne? Bet yra ir tokių dar, tokių liūdnesnių žinių. Apie vietos diktatorius. Europos prokuroram nepatika mera grupinis. Labai nepatika. Į teismę bylą dabar, kur mersi, 2 piliečiai čia bus teisiami. Ten skamba sukčiavimas, piktnaudžiavimas, siekimas paveikti liudytoją, veikimas organizuota grupė. Va čia, tas tai čia yra vainikuoja viską. Grupiniai nepatink prokuroram. Jo, kažkaip individualistai daugiau. Pavyduolyje, ne? Taip, pavydžia, ne? Nes paprastai prokurorai po vieno vaikšto, ne? Individualistai, o čia žmogus susiorganizavo, grupė veikia, grupėje, supranti, smagiai gyveno, o tau čia išardė. Niekad, kai sako, į tą teismą padavė, tai padavė. Kokia šia problema? Skamba smarkiai, baisiai. Jis, kadangi nieko blogo nedarė, kai sako visą laiką, tu nueis ir paaiškins, kad nieko blogo nedarė. Teisingai, visa gynybos strategija. Ir kai sako, ir išeis vėl, viskas bus tvarkoj. Mes eisim advokatais, ne? Drąsiai. Bet su plakatais. Aš
lankau bendraminčių būrelį, reiškia, mes mėgstam auginti gėlės, ne? Nu, tai dabar pavojinga. Nu, grupė jau augina. Nes jau grupė. Bendraminčiai. Į dar gėlės. Nu. O jei tos gėlės dar kanapėm vadinas? Ne, ten žolė, Zita, ten žolė. Gėlė žolė. Ten visas yra florus primityvus. Nu, vis tiek, nu, tai... Man, pavyzdžiui, tai gražiausia gėlė yra, ne? Nu, ir viskas. Tai ką? Dovanokit man. Tai gražiausia gėlė tarp gėlių, ne? Nu, jeigu, pavyzdžiui, tu šeimoje kažką darai, jau irgi grupinis. Nu, nes, ir svarbiausia, kad aš norėčiau dovanų tokių gėlių, žinai, ir pageidaut na vazonikuose norėjau sakyti. Kad jeigu kas galėčiau greitai su jie pabėgti. Šiltnamę neužsisodinti. A, girdė, ne per didelį vazoną reikia turėti tada tokį, žinai, kad lengva nešti būtų. Kitą penktadienį vėl nauja rubrika bus. Aha. Šiandien buvo iš diktatorių gyvenimo rubrika, kitą penktadienį iš varguolių gyvenimo. Kaip pasiruošti kūčiams? Auginkime aguonas namuose. Jau būt reikia pasisėjus. Jau kaip taip pulti reikia. Jau aguonas reikia iškratyti jau, žinai. Bet rimtai, mano baba augindavo. Nu. Visą eilė būdavo žydėdavo. Bet jinai apylinkės įgaliotinį gerai pažinojo. Mojuodavo visiems reikia. Ne. Tie iki ten nedaidavo, iki miškelio. Nu gerai, viskas. Įgaliotiniai per toli. Išsimokam premijas įskirstome. Einam dar žavikių dar yra. Dar miškis sprendinės. Davai. Iki visiems. 97,8 FM. Čia RS2. RS2. Šiaulių radijas visada laimingiems.